Mylėjai, šiandien rugsėjo 18 dieną įvyko eilinis Visagino savivaldybės tarybos posėdis. Norime Jums pristatyti trumpą sprendimų priimtų tarybos posėdį apžvalgą. Pradžiai norėčiau priminti, kad rugsėjo 9 dieną TTS tinklapyje pasirodė mano straipsnis, kuriame raginau tarybos narius palaikyti sprendimą dėl rinkliavos už atliekų tvarkymą. Straipsnėje pasidalinau savo prisiminimais, vaikystės prisiminimais apie animacinį filmuką apie Lioliką ir Boliką. Girdėjau, kad vienas vietos politikas nusprendė, kad būtent jį pavadinau Lioliku. Nuoširdžiai ir primiktinai raginu šį vietos politiką kreiptis į etikos komisiją. Pripažinkite garsiai, kad mano dėka pamatėte save Lioliką. Leiskite visaginiečiams prilipdyti jums nuostabią pravardę. O dabar grįžkime prie tarybos posėdžio. Vienas iš svarbiausių klausimų, kuris šiandien buvo priimtas tarybos posėdėje, tai sprendimas dėl rinkliavos už atliekų tvarkymą. Nuo šiol tarifas bus vienodas visiems namams. Visagino namai nebus dalinami į dvi grupės, kaip tai buvo anksčiau - į 5-aukščius ir 9-aukščius. Tai tas teisingumas, kurio seniai laukia 9-aukščių namų gyventojai. O dabar apie kitus tarybos posėdėje priimtus sprendimus papasakos mano visuomeniniai padėjėjai Evgenija Laptiv ir Aleksandra Jermalajev. Šiandien Visagino savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstomas klausimas dėl Tarybų gatvės pavadinimo pakeitimo. Buvo priimtas protokolinis sprendimas kreiptis į Konstitucinį teismą. Galimai šis pavadinimas nebus keičiamas, tam nebus švaistamos savivaldybės lėšos. Šiandien taryboje buvo priimtas dar vienas svarbus visuomenininkams sprendimas. Buvo patvirtinta naujoji nevyriausybinių organizacijų taryba. Šią tarybą sudaro ne vien tik nevyriausybinių organizacijų atstovai, dar savivaldybės darbuotojai, tarybos nariai. Džiugu pasakyti, kad patekau į šią tarybą, deleguotas nuo asociacijos Visagino pulsas. Ši naujoji asociacija jau pažįstama mūsų gyventojams dėl organizuoto futgolfo renginio ir kitų svarbių projektų.